Dar nieko nepradėjai? Ne, pusę pažiūrėk. Damn. Kas teiravosi, iš kur gaunam lipdukus, tai va, būtent išnekėjom su Limpa lipdukais, kad padės mums su tokiu lengvu projektėliu, mums plevelės gavo ir atspausdino, žodžiu, bet kokį shiftą. Tai va, kuom jie užsiema, tai realiai bet kokį lipduką gali jums pagaminti. Tiksliau, ne pirmi metai, kaip mes su jais partneriaujam, tai tikrai galiu pasakyti, kad nenuliūdna nei karto ir visada įdeda dovanų. O dabar čia, nežinau, truputį apsitarsim, kaip čia ką daryti ir rodysim, vat, kaip bandysim trupai apkliuoti šitą mašiną ir po to vėlgi apie kiekvieną mašiną atskirai bus video, tai jeigu neprisišnekėsiu. Nes šiaip Volvakas sugedo, tai pakankamai. Paprastos mašinos į tanką. Kas dar nežino, čia Volvo 360 tai vadinasi? Jo. Ir čia tipo tai raidė, nes bus tankas ir aišku Lietuvos vėliava. Tai dabar vat ir bandysim kažkur tai sudėt, kažkaip sukomponuot, paruošim ir tada jau galima bus ją filmuoti apie ją. Bet čia toks balkis, sakyčiau, toks fainas, ne? Balkis dėl gripo. Bet grinai. Tai dabar viskas po postum, tai prisikirpo tos Limpos duotos plevelės labai daug formos vienos ir šaunam daryti tiesiog va tokio kamufliažą. Visiškai nesistengiam ten kažką daryti, nes geriausiai gaunas, kai nesistengiam. Ir čia biteris, ta prasme, čia yra... Mažiau judėt laiko ir kad kuo smagiau būtų. Tai kol kas taip gavos, aš kadangi mašiną garažą neišės pilnai parodyti, kitą pusę stato mašiną ir lygiai tą patį kitoj pusėje padarysim ir dar kažką ant kapoto sugalvosim, bet šiaip labai daug plevelės turim, tai tikrai nepritrūksim. Dabar beveik jau pabaigėm, bet galutinio vaizdo nerodysiu, nes mes dabar jau baigiam darbus ir manau jau paskutinį visą vaizdą parodysim jau tada, kai jau pilnai nufilmuosim ir kelsim video apie šį Vovkos Volvaką, kaip žeminį drifto automobilį. Šiam kartui užteks. Čia žinok vandens gavo kažkur, nes per tą balą ten baisiai tusiau. Aš niekaip nesugebu nufilmuoti iš šono, bet ta prasme, tu net nenumanai koks vaizdas, kai jis beki čia iššauna, įdurė taip žostkai, gal sekundę užsibūna ir tada važiuoja. Nu, čia kosmosas. Gražiai, neslaužiu. Bet tai va atrodo mašina, kai sugalvojo mane pravežti, tiesiog, va, jau reikia padangą keisti. Wow. Aš traukiu. Tu turi už ko traukti? Medelis negyvas gulėjo, nuskynė kažkaip jį. Ne, rimtai. Palauk. Atsiprašau, palant, ką čia darot? Kaimėti. Tipo, jūs gal gėrėt? Tai va leidžiam kaip bežionės. Gerai. Atsistak. Ir jis nesisuka? Ne. What the fuck? Paspringau net. Gal apalom biškį, ne? Jo. Paršrafą. Iš kojos padaužyti per buferį dar. Ai, čia posūkiai juda.
tu žinai, čia double edge swordas, konkrečiai leidi, bet ir nuleidi. Jo, nes dažniausiai, kaip aš minėjau, jeigu lipi visada per savo ribą, tai reiškia visada ir failini, bet, nu, iš fail ir mokais. Kaip bėga. Tiesiai jam į finalą. Tai man užkaito biškai. Man irgi šyla. Nes visas stovi ribotkas, kokie 3 klaškikai, ribotkai. Greitį renki ir aušinas. Jūs pažiūrėkite baltą krekždę čia. Čia va, buvo tikrai Mersas, galiu pasakyti. Čia buvo sandėlį. Čia šiaip Volvekas buvo ir ten. Rimtai? Bet čia prapjauta. Taip, į mano balkį. Aš čia varžtus matau? Taip, žinai, čia kokybės mirda. Aš tau siūliau vertikaliai laikyti buferį, tipo, va tai va, tobulai, tik jis mano... Baigit. A, baigsit!